Įsivaizduokime, kad šitas tarpeklis tai yra galimybė iš jo išplaukti į kažkur tai toli plačius vandenis, į platų gyvenimo ratą. Bet kodėl mes neišplaukėme ir savo nepasidovanojame tos laisvės sielai? Todėl, kad mūsų visa dirbtino intelekto pseudo sistema pastatytos normos, taisyklės, strategijos, dogmos, įsitikinimai, jie mus uždaro, mes užstringame tokiame, tarkime, kaip narve. Kaip kažkokiam tai įsivaizduojant, kad čia yra žemės visas tas lopinėlis toks nedidelis. Ir kur mes visi šičia malamės, dirbtiname intelekte, nesusivokdami, neatsakydami savo į klausimus. Taigi niekas nesikeičia į gerą pusę, turint šitą sistemą. 99% mes gyvename dirbtino intelekto dėka. 99%. Ir 1%, kada mes pagal pojūčius, pagal intuiciją klojame savo kelią, pagal savo intuiciją, pagal vidinį balsą. Bet 99% savo gyvenimo kelią kloja, kaip suformavo nuo vaikystės ir iki pat išėjimo. Todėl neįmanoma gyventi, neįmanoma būti gyvam, laimingam, pilnavertiškui, sėkmingam, sveikam, kai gyvenu dirbtiną surogatinį gyvenimą. Ir tol, kol kiekvienas turintis dieviškosios sėklos sielą paskirti čia išsilaisvinti ir pranerti pro šitą tarpeklį, išplaukti į plačius vandenius, į nežinomybę, žinoma, bet į savo nežinomybę pagal intuiciją, kuri išves. Tai dauguma ir yra užstrigę šitame tarpeklyje. Čia dar yra per didelis gan tarpeklis. O kai pradėsite jau gauti, pasitikėti, tiksliau gal sustiprinti, kada atsistatys intuicijos atpažinimo jausmas ir kada ženklais, ar tai per sapnus, ar kažkur tai gaudami to ženklus, pradėsite pagal ženklus veikti, tada turite šansą iš čia išplaukti. Bet tol, kol dar jumise miega dvasia ir vadovaujatės televizija, visa kita, tas, kas yra supa mūsų aplinka, kuri mumis suformavo ir sakome, kai mumis aplinka suformavo, sako, čia yra mano nuomonė, ne žmogau. Čia yra dirbtino intelekto nuomonė, bet ne tavo. Jeigu būtų tavo nuomonė tinkama, tu nesirgtum ir nepriklausytum dirbtino intelekto pseudosistemos rinkliavai. O jeigu priklausytum, tai visiškai minimaliai tam, kad tu galėtum išgyventi, susikurti gerbuvį tokį, kad galėtų kūnas, protas ir siela tame gerbuvė jaustis saugiai ir gerai. Todėl atsiminkite, dirbtinas intelektas vadovauja jums visur.
99% kiekvienam iš jūsų. O ar klausotės savo intuicijos, ar atsekate ženklus ir veikiate pagal ženklus, užduokite savo klausimą. O čia būtent ir yra ta pagrindinė šaknis – gyventi savo gyvenimą pagal intuiciją. Pagal tuos gal ženklus, kur atrodo beprotiška, atrodo to mokykloje nemokė. Mokykloje niekada negali mokyti autentiškumo. Mokykloje moko tik tai taip, kad būdami zombiai, būdami gyvuliai, kad mes nesuėstumėm vienas kito. Viskas. Mokinamės kiekvienas patys. Pagal sąžinės balsą, pagal intuiciją išplaukti iš to tarpeklio į ten, kur siela turi būti. Tai vat. Tokios tokelės, nei verkt, nei juoktis. Ir kai pasižiūri, kas supa mūsų aplinkoje, kas diriguoja mūsų gyvenimo paradui, ateina toks momentas, kai tiesiog norisi jau verkti, suvokiant, kad mane kontroliavo ir man įsakinėjo robotas, kaip gyventi laimingai, sveikai. O robotas jaučia jausmus? Ne. Robotas tik tai duoda programas. Robotas ištraukia iš žmogaus gyvybės tos syvus ir ištraukus tos visus syvus, kūnas pradeda sirgti ir galiausiai miršta. Net neatsipeikėjęs ir neatsibūdęs, nesupratęs, tai kas mane valdė ir kieno aš gyvenimą gyvenau. Svetimą. Linkiu atsipeikėti, per kol turite laiko. Eikite į gamtą, eikite prie jūros, eikite bet kur. Bet dovanokite savo šansą atsipeikėti ir kurti savo gyvenimo kelionę, kuri bus nežinoma, gal tokia lengvai išprotėjusi, kitiems atrodanti, bet tai bus tavo gyvenimo kelionė į save ir į sielos tą vidinę palaimą. Na ir dar žiūrėkit vieną medūzą. Čia va tas pats gaunasi, kai įsiurbia iš mumis syvus, va taip išspjauna iš gyvenimo konteksto, iš darbo, iš šeimos, va taip išmeta į jūros krantą. Ir jūs galvojate, kažkam būsit svarbus, tam kitam? Nu tikrai, kad ne. Va. Numirė, mes numirsime, palaidos, kažkas apsimes biški paverks, nu artimieji tenais gal biški ilgiau paverks, o kas iš to? O ar pasiekiai savo svajonę? Ar įgyvendinai savo sielos tą svajonę? Ar įgyvendinai tą žmogiškąją svajonę būti žmogumi? Tai vat, linkiu nebūti tai medūzai, kuri palikta likimo valiai, numirė palikta ir gyvenimas buvo toks. Nei gerbėjų, nei statuso, nei pinigų, nieko. Ir žiūrėkit, kad kitame gyvenime netaptumėm, jau gal medūzos nebetapsi, jau ne. Bet, nu, toksai gal biškė toks šūdinas būtų jausmas, ne? Va taip gyvenau ir suvokiu, kad nafik visiškai negyvenau. Čia aš kaip suprantu, priekis buvo jos.
Tai vat, gražios dienos, gero gyvenimo, tokio inirtingo gyvenimo ir atgaivinti intuicijos atpažinimo jausmą, susigraibant laiku, arba jau biškį uždėlsta bomba, bet nesvarbu, svarbiausiai susisgribti, kad reikia keistis. Čia ir dabar. Iki. Čia ir dabar keistis. Ai, paskui jau būsim kaip medūzos tos. Pist, išmes. Sakys, kas tu toks esi, koks skirtumas. Labai greitai viskas pasimiršta. Bet užtat nepasimiršta tarp subtilių energijų. Ta energija, kaip prarandame formą. Ir beformėje būsenoje, kaip energijos, ten kažkur tai, nesant, galvojam, tu kurmi, tai reikėjo būti tokiu idiotu. Dar viena medūza. Ar reikėjo būti tokiu idiotu, kad nesuprasti, kad mane muisto čia. Muisto. Tas dirbtinas intelektas puikiai apsimetantis draugų, bet iš tikrųjų jis yra tiesiog programa, kad tu neatsibūstum. Kad tu būtum gyvas zombis. Žemėje piratas, skenduolis jūroje ir tiesiog kaip tokia, gyvanti, kalbanti mašina. Vaikštai, darai, bet iš tikrųjų nieko nedarai. Trypčioji vietoje, tuos visus tiek metų, kiek dabar turi, klausant šitą video. Tai ar verta? Sau. Giliai ir taip sąžiningai atsakykite. Ar verta vaidinti, kad aš gyvenu, kai iš tikrųjų vietoje trypčioju ir senku.